Nusipirkau naują kompą. Naudotas. Pirkau iš Aldonos, pervedžiau pinigus Giedriui. Ir šiandien pasižiūrėsim, ar jisai geras. Giedriau, kam tu naudojai šitą kompą? Koks tavo reikalas? Nedarykit taip kaip aš. Yra keli dalykai, ką jūs turite padaryti prieš nusipirkant naudotą kompiuterį. Pirmas dalykas yra būtinai įsitikinkite, kad specifikacijos jūsų įrenginio, kurį parduoda jums, yra tokios pačios kaip skelbimuose. Tai galite padaryti įėjus į Windowsus, pasižiūrėję SIS informaciją ir tai jums parodys, ar procesorius, vaizdo korta, ramai, net motininė plokštė yra tokie, kokie yra reklamuojami. Kitas dalykas, ką reikia patikrinti, čia labiau tinka stacionariams kompiuteriams pagal komponentą. Tai pasižiūrėti, ar komponentai tokie kaip vaizdo kortos turi ant varžtų plombas. Jeigu tų plombų nėra, tai reiškia, tie komponentai jau buvo išardyti kažkada. Tai arba remontuoti, arba atnaujinti, ar kažkas tokio. Visą laiką tokius dalykus patikrinkite. Kai kurie laptopai net turės plombas arba paslėptus varžtus kur nors. Jeigu ta plomba bus nuimta kur nors, reiškia, laptopas irgi buvo jau atidarytas. Plombų nėra, gamintojo garantijos negausite. Trečias dalykas. Būtinai susitikrinkite, ar jūsų operacinė sistema yra aktyvuota. Žinoma, tai tik tai yra pritaikoma Windows naudotojams. Mac OS ir Linux naudotojai to neturi tikrinti. Tačiau Windowsų licenzija turi būti aktyvuota, kad jūs galėtumėte oficialiai pilnai naudotis Windowsų sistemą. Paskutinis dalykas yra, jeigu turite galimybę ištestuoti įrenginį prieš jį nusiperkant, paleiskite kokį nors stres testą. Kaip prieš tai minėjome, su programa tokia kaip OCCT, pasižiūrėkite, ar komponentai neperkaista. Kai kurie komponentai gal ir atrodo gerai, puikiai veikia kelias minutės, bet praeina 10, 20, 30 minučių kartais ir jie perkaista. Kad to nebūtų, paleiskite stres testą, nepigų įrenginį perkat, tai yra labai svarbu žinoti, kad jūs nusipirksit gerą dalyką ir jūsų neapgaus ir neparduos laptopo su klijais. Tai, jeigu turite klausimų, arba norite pasakyti savo istoriją, jeigu jūs apgavo kada nors su tokiu dalyku, prašome parašyti komentarus, mes paskaitysime.